Netiesa, kad norint pradėti savo verslą reikia turėti labai daug pinigų. Jei turi gerą idėją, pakanka ir kelių tūkstančių. Tai įrodė Alytuje įsikūrusi 28 Ieva Gudzė, palaikoma 5 metais vyresnio vyro Dainiaus. Mes visuomet prisistatom, kad mažoji bendrija Guzva tai yra šeimos verslas ir mes susiemam internetinę prekybą. Prekiaujam internetu. Mano yra asmeninis projektas Eva Stylas, tai yra drabužių išparduotuvė. Ir vyro projektai tai stogai LT ir staklių prekyba LT. Ieva teigia, kad imtis verslo labiau norėjo marketingo specialybę įgijęs Dainius, bet jis sako, kad iniciatorė Kauno technologijos universitete kompiuterinę lingvistiką studijavusi, o Anglijoje informacinių technologijų žinias tobulinusi žmona. Jis sakydavo, kad jei turėčiau savo verslą, tai daryčiau taip ar anaip. Tai ta idėja, kad turėti verslą, tai ir buvo, aš manau, paskatinta vyro nuo tų pokalbių. Pradžioje mano žmonos buvo, nors mes ten diskutuodavom kartu, bet ji buvo pirmesnė, kuri pradėjo veiklą, aš tik vėliau prisijungiau. Lankiausi įvairiuose Alytaus krašto verslininkų asociacijos rengiamuose mokymuose, taip pat ir kituose mokymuose. Išgirdau informaciją, jog yra labai palankios sąlygos iš kredito unijos gauti paskolą ir palūkanos gali būti kompensuojamos. Tai sužinojusi, jauna moteris atidėjo mokslinę karjerą ir ėmėsi verslo. Netrukus gavo lengvatinę paskolą su Invegos garantija iš kredito unijos Prienų taupa ir prieš 1,5 metų atidarė internetinę drabužių išparduotuvę. Bet asortimentas šiandien kitoks negu buvo iš pradžių. Aš pradėjau nuo didesnių drabužių parduotuvės, nes pati nešioju didesnį dydį, kadangi esu jauna ir mano stilius truputį, sakykime, skiriasi nuo moterų, kurios yra vyresnio amžiaus, o Lietuvoje dauguma didesnį dydį nešioja vyresnio amžiaus, tai mano verslas keitėsi ir dabar prekiauju įvairių dydžių drabužiais ir netgi sėkmingiau parduodu mažesnių dydžių drabužius nei didesnių. Ieva nusprendė, kad apyvartinėms lėšoms užteks 9 000 litų arba kiek daugiau negu 2,5 tūkstančių eurų paskolos. Ją jau beveik grąžino. Pasinaudojo ir kita socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuota priemonė subsidijos verslumui skatinti, pagal kurią buvo skirta pinigų 2 darbuotojų atlyginimams iš dalies kompensuoti. O dabar jauna šeima jau planuoja plėtrą. Mes dabar planuojame atidaryti tokį patį ofisą Kaune irgi, ir ko gero sandėlius Kaune. Ir plus atsidarėm viešąją įstaigą Stogdengių akademiją, pradėjom vykdyti Stogdengių mokymus. Sakydamas, kad šeimos verslui vadovauja Ieva, Dainius ko gero teisus. Jos įkurta išparduotuvė nugalėjo metų jauno verslo solo nominacijoje ir vos per plauką nuo pergalės buvo dar vienoje kategorijoje, šiemet pirmą kartą vykusiuose inovatyvaus jauno verslo, kurį sukūrė moteris apdovanojimuose. Manau, kad apdovanoti labai pelnytai, kadangi Ieva čia tiesiog po visą šitą miestą ir, sakyčiau, dabar jau ir po šalį tiesiog bėgioja su savo idėjomis, būria komandas ir iš vieno verslo, aš manau, jinai padarys keletą puikių verslų. Lengvatinę paskolą, kurią su verslumo skatinimo fondo garantija verslo pradžiai teikia kredito unijos, nuo 2010-ųjų pasinaudojo per 1200 įmonių. Sėkmingai dirbančiose įmonėse sukurta daugiau negu 2800 naujų darbo vietų. Iš viso pagal socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotą priemonę, finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis, pradedantiems verslininkams suteikta lengvatinių paskolų už beveik 16 milijonų eurų. Daugiau negu trečdalis lengvatinių paskolų suteikta jaunuoliams iki 29 metų. Kreiptis dėl paskolos galima iki šių metų rugsėjo pabaigos.